Seime apsilankęs šachmatų didmeistris, Rusijos opozicijos aktyvistas Garis Kasparovas susitiko su jaunimo ir sporto reikalų komisijos nariais bei aptarė šachmatų plėtros perspektyvas Lietuvoje. Žaidė simultaną su 8 šachmatų mokyklos auklėtiniais. Rusijos šachmatų didmeistris, pasaulio čempionas, vienas stipriausių visų laikų šachmatininkų, 2005 metais baigęs sportinę karjerą, dabar Garis Kasparovas dalyvauja politikoje. Mums ypatingai didelė garbė yra, kad šiandieną pas mus svečiuojasi šachmatų didmeistris, šachmatų legenda, 13 pasaulio čempionas Garis Kasparovas. Svečias nenustemba, kad pirmieji žurnalistų klausimai po susitikimo Seime pateikiami būtent iš politikos srities. Paklaustas apie pastarojo meto Rusijos politiką, svečias kritikuoja Kremliaus veiksmus Ukrainoje. Мне кажется, что если говорить шахматным языком, то Путин сейчас находится в цукцванге, то есть это когда любой ход ситуацию ухудшает. Man atrodo, Putinas dabar yra situacijoje, jei kalbėti šachmatų kalba, cukcvangas, kai bet koks ėjimas situaciją tik pablogina. Tolesnė agresyvi politika prieš Ukrainą, ji akivaizdžiai neįtikinama, nevykusi. Akivaizdu, kad vakarų pasaulis nenori, bet pradeda suprasti, kad Rusija, Ukraina neapsiribos. Крайне неохотно, но начинают понимать, что Ukraina neograničится. Garis Kasparovas susitikime su Seimo jaunimo ir sporto reikalų komiteto nariais daug dėmesio skiria Tarptautinės šachmatų federacijos prezidento rinkimams. Mat yra pasirengęs mesti iššūkį beveik 2 dešimtmečius FIDE vadovaujančiam Kalmukijos milijonieriui Kirsanui Iliumžinovui. Nors viešėdamas Vilniuje šachmatų didmeistris nebuvo pakviestas į Lietuvos šachmatų federaciją, tačiau sako tikys, kad šiemet vyksiančiuose FIDE prezidento rinkimuose Lietuva palaikys jo kandidatūrą. Надеюсь, что результатом этой встречи станет скорейшее... Tikiuosi, kad šio susitikimo rezultatas bus procedūrinis sprendimas dėl to, ką Lietuva palaikys FIDE prezidento rinkimuose. Mano oponentas yra ponas Iliumžinovas, šį postą užimantis 19 metų ir su Kremliaus palaiminimu likti šiame poste ketinantis ir toliau. Šachmatų sportas šiuo metu išgyvena gilią krizę. Per šiuos metus nebuvo sukurta finansavimo sistema, nėra rėmėjų, kalbos apie šachmatus mokyklose FIDE lieka tik kalbomis. Разговоры о шахматах в образовании остаются разговорами внутри ФИДЕ. К вам уже как к претенденту на высший пост в Международной федерации, я тоже хотел бы высказать... Jums kaip pretendentui į FIDE postą, be šachmatų įvedimo mokyklose, mes turime klausimą dėl galimybės šachmatams tapti olimpinę sporto šaka. Jeigu tai kažkam pavyktų, jam viso pasaulio šachmatininkai gyvam paminklą pastatytų. Мы надеемся, что если бы кому-то удалось сделать такую вещь, ему šachmatistai всего мира поставили бы памятник при жизни. Vizito Seime pabaigoje šachmatų pasaulio legenda žaidžia simultaną su 8 Vilniaus forto šachmatų mokyklos auklėtiniais. Partija su 12-mečiu Pauliumi Vaitkevičiumi baigėsi lygiosiamis. Jaunasis šachmatininkas yra tapęs 2012 ir 2013 tradicinės Seimo taurės nugalėtojų.